2024 žmonėms su negalia ypatingi metai, kadangi ministerija į pasaulį išleido savo išpuoselėtą kūdikį, būtent vadinamąją negalios reformą. Taigi, kas labai svarbu, šia atitinka Jungtinių tautų neįgaliųjų teisių konvencijos nuostatas ir mes aiškinsimės, kas keičiasi, kokios naujovės prigijo, o kur dar reikia pasitempti. Taigi apskrito stalo diskusiją norėčiau pradėti nuo socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, nes būtent jūs užsukote šitus pokyčius, juos inicijavote. Tai pirmas klausimas labai nuobodus, iš tiesų kokie yra reformos uždaviniai. Šalyje gyvena apie 224 tūkstančių žmonių turinčių negalią. Na ir dar praėjusiais metais, praėjusių metų laikotarpyje, ne tik 23, bet ir ankstesnių metų, buvo labai aiškiai identifikuota, kad pagalbos, kurią skiria valstybė ir kurią skiria savivaldybės, tikrai yra. Tačiau daug žmonių atsidūrė negalios situacijoje, jie tiesiog nežino, nei kur kreiptis, nei kokią pagalbą gali gauti. Nutikdavo taip, kad gaudavom labai daug paklausimų, o ką dabar daryti, išėjom, gavom negalią, nustatė, o kas toliau. Tai žmonės ne visi net žinodavo, kur kreiptis dėl išmokos, kur kreiptis dėl techninės pagalbos priemonių, ar, sakykime, būsto pritaikymo, apie negalią turinčių studentų rėmimą, tai iš vis mažai žinojo žmonių. Taigi vienas iš pagrindinių turbūt tikslų ir buvo, kad sukurti tokią sistemą, kad jau negalios vertinimo procese atsirastų pagalbos koordinavimas, kad atsirastų galimybė žmogui sudaryti pagalbos planus ir žmogus galėtų jau tikėtis, kad institucijos, kurios atsakingos už tą pagalbą, pačios susiras žmogų, pačios pasiūlys, nukreips ir žmogui nereikės ieškoti po įvairius tinklalapius ar panašiai. Kitas labai svarbus aspektas tai pats negalios vertinimas. Na, irgi turėjom projektą su Pasaulio banko ekspertais ir labai gavom aiškias rekomendacijas, kad visgi Lietuvoje vyravo labiau medicininis modelis, taigi reikėjo perorientuoti modelį labiau į individualų vertinimą, kas ir buvo padaryta. Kitas svarbus aspektas tai informacijos prieinamumas žmonėms su negalia. Tai nereiškia, kad informacijos nebuvo, tiesiog informacija buvo teikiama netinkamais formatais, ji netiko regos negalią turintiems, ji netiko klausos negalią turintiems ar psichosocialinę negalią turintiems, nes nebuvo iš esmės reglamentuota, kad turėtų būti tokia informacija prieinamais bendravimo būdais teikiama. Dabar jaučiate palengvėjimą, bet tada buvo labai įtemptas turbūt darbas ir kaip yra dabar? Sunku buvo, nes ėjo pirminių paketų, tai ėjo tik tai, sakykime, 5 įstatymų pakeitimai, nekalbant apie, mes susiskaičiavę buvom, rengiant reformą, apie 89 poįstatyminius teisės aktus. Tai iš tikrųjų buvo be galo sunku. Negaliu pasakyti, kad palengvėjo, nes negali nutikti taip, kad pakeitus teisinę bazę ir nuo sausio 1 dienos viskas pasikeičia ir viskas pradeda veikti. Viskas turi įsivažiuoti, viskam reikia laiko. Perinam prie jūsų agentūros. Tai kokie struktūriniai pokyčiai įvyko, nes žmonės, pajuokausiu, stebisi, kur dingo neįgaliųjų reikalų departamentas. Tai kur jūs dingote? Tai neįgaliųjų reikalų departamentas ir neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnyba susijungė ir tapo asmens su negalia teisių apsaugos agentūra. Ir tai mes esame irgi tiesioginis reformos vaikas. Ir dar patys turim 3 vaikus. Tai turim techninės pagalbos centrą, turime lietuvių gestų kalbos vertimo centrą ir valakupių reabilitacijos centrą. Tai kur irgi labai bendradarbiaujam ir čia jau tas pirmasis mūsų žingsnis į vieno langelio principą. Bet ir norėjau paklausti, kam reikėjo šitų struktūrinių pokyčių, kaip tai pajėrus jūsų
pacientai, klientai, žmonės su negale ir visi kiti jų šeimos. Klientai, pacientų mes neturime. Šiaip, kaip, aš nežinau, ar labai čia iš karto nuo pat pradžių pasijaučia tas gėris sujungtų įstaigų. Iš tikrųjų labai ta reorganizacija visur įneša ir kažkiek chaoso, kažkiek sunkumų tiek darbuotojams, tiek ir klientam, kurie ieško tai neįgaliųjų reikalų departamento, tai kur dingo neįgalumo tarnyba, tai kas dabar man išstatys tą negalę, tai kur čia man eiti, tai kaip čia turi vykti. Bet čia jau po truputį vis dėlto įstatymas asmens su negale teisių apsaugos pagrindų įstatymas galioja nuo sausio 1-24 metų, tai jau kažkaip ir tas žinojimas atsiranda. Aišku, iš pradžių sužino viešasis paslaugas teikiančios įstaigos, savivaldybės, su jom kartu labai bendradarbiaujam ir tas gandas, ta šviesa nueina. Tai tikrai mes esame didelė agentūra, pačioje agentūroje apie 300 žmonių dirba darbuotojų, turim teritorinių skyrių, bent 20, kurie nustato negalę ir vertina ir dabar. Turim ir tą visą veiklą, kurią vykdė neįgaliųjų reikalų departamentas ir dar daugiau prisidėjo. Tai daugiau funkcijų, daugiau darbų jums. Ir turim dar didelį vykdom projektą deinstitucionalizacijos dėl globos perėjimo į bendruomeninės paslaugas, tai ten dar daugiau darbuotojų prisideda. Tikrai. Tai ir aš tai manau, kad čia yra geriausia tai, kad mes esam visi viename lauke. Nėra daug įstaigų, kurios dirba žmonėms su negale, o tiesiog esam viename lauke ir matom ir problemas ir galim jas nes jos susijusios, tos problemos susijusios. Ir ko labiausiai reikėjo, tos pagalbos koordinavimo, jų sprendimą reikia koordinuoti. Tai dėl to čia reforma tikrai labai... Bet Egle, vieno langelio principą labai populiaru dabar diegti. Kaip tai atrodo? Na, žmogus ateina į agentūrą, ten jį pasitinka super specialistė, kuri sutvarko visus reikalus. Kaip tai atrodo, tas vieno langelio principas? Jo, tai aš ir noriu, vieno langelio principas nebuvo pats tikslas. Vieno langelio principas yra įrankis, kaip mes galėtumėm įgalinti ir padėti žmogui. Tai taip, idealiu atveju turėtų tai būti, kad ten įžengia žmogus ir apspinta specialistai. Iš tikrųjų, pats procesas paaiškins kolegės labiau, kaip vyksta nustatymo procesas, pagalbos koordinavimo procesas, bet pagrindinis dalykas, kaip ir Daiva sakė, yra tai, kad žmogui pačiam jau nebereikia ieškoti tos pagalbos, kur čia man eiti, kur čia rašyti prašymą, tai sodra, tai savivaldybė, kad jau sudarius pagalbos planą, jisai jau į jį kreipsis. Į jį pasikreipia įstaigos, kurios turėtų suteikti pagalbą. Keičiasi pati negalios nustatymo tvarka, modelis gal reikėtų pasakyti, taip? Na, iš tiesų, kas čia naujo? Šiandien paminėjom labai svarbius du žodžius – žmogus ir kompleksiškumas. Tai matyt, tie pokyčiai labai svarbus, kurie prasidėjo 24 metų sausio 1 dieną ir buvo orientuoti į žmogų ir buvo labai didelis iššūkis pažiūrėti į viską kompleksiškai. Ta lėmė ir dviejų įstaigų susijungimas. Tai pats pirmas žingsnis, tos pakeistos sąvokos, kur minėjo, kodėl tai yra svarbu. Tai jeigu mes anksčiau vertindavom darbingumo lygį, taip, iš karto sąvoką suponuoja, kad ar aš esu darbingas ar nedarbingas, kas tai gali už mane pasakyti. Tai nuo šiol mes vertinam dalyvumo lygį. Tai reiškia, kad mes daugiau dėmesio skiriam žmogui, skiriam jo poreikiams, bet ne medicininiai diagnozei. Tiesa, nors savoka darbingumo lygis ir pakeitė savoką dalyvumo lygis, tačiau negalios vertinimas procentais nepakito, jis nustatomas taip pat. Be medicininių kokie dar kriterijai? Aš to viską papasakosiu, noriu tik pasakyti, kad pakeitus savoką dalyvumo lygį vertinimas, dalyvumo lygis yra nustatomas ir senatvės pensijos amžius sukakusiems asmenims. Taip pat pasikeitė ir slaugos ar priežiūros išlaidų tikslinė kompensacija, pavadinimai ir lygiai. Tai vaikui ar suaugusiam asmeniui, kuriems dėl riboto savarankiškumo reikalinga kitos asmens pagalba ar slauga, gali būti nustatomi individualios pagalbos teikimo išlaidų kompensacijos poreikiai. Žmonėm nereikia išsigąsti, nes visi nustatyti poreikiai, nustatyti negalia tikrai galioja iki nustatyto termino pabaigos. Tiesiog tie asmenys, kuriems buvo nustatytas darbingumo lygis iki senatvės pensijos amžiaus termino, arba žmonės, kurie turėjo nustatyti specialių poreikių lygius, gali ateiti į agentūrą, pateikti prašymus ir mes prilyginsim jiems
ir nustatysim dalyvumo lygį. Tai yra svarbu. Na ir matyt svarbiausia bijojo būtent žmonės šio momento, atrodė, kad dabar įvyko reforma, reikės vėl iš naujo pereiti tuos kelius negalios nustatymo, na visą procesą, turbūt čia daugiausiai kilo kažkokių baimių ir daugiausiai dėl to sulaukėte klausimų. Žinot, matyt, reikia būti sąžiningiams ir pasakyti, kad nėra tokios reformos, kuri nekelia iššūkių, baimių žmonėse, kad pokyčiai bus daromi į neigiamą pusę arba dar kažkokią. Mes kalbam apie sąvokų keitimų. Sąvokų keitimas nori keisti visuomenės požiūrį į žmonės su negale. Bet ir žmonės su negale turi keisti požiūris į save. Tai čia irgi yra tas kompleksiškumas. Ir jeigu mes kalbam, kad mes mažinam medicininės dalies vertinimą, kuri dabar sudaro tik 60% ir didinam individualios pagalbos poreikio vertinimą, mes žiūrim į poreikius, ne ką gali žmogus ar negali, kokios pagalbos reikia, tai reiškia, kad mes turim visų keisti požiūrį. Negali būti taip, kad per vieną dieną ims ir pasikeis, kai visada lėmė medicininiai rodikliai, mes visi galėjom būti vienodė, nes medicina sustato mūsų vienodus rėmus. 10 žmonių su tokia pačia diagnoze buvo vertinami vienodai. Dabar taip nėra, 10 žmonių su ta pačia medicininė diagnozė per klausimyną atskleidžia visiškai kitokius individualius poreikius. Ir galutinis rezultatas yra kitoks. Ir tai kelia baimę, nes mes šiaip nelinkėgi sakyti, kokie yra poreikiai. Mes visada norim pasakyti, ką mes gebam, bet yra visada sudėtingiau pasakyti, kurioje vietoje man reikia pagalbos. Tai yra labai svarbu dabar, kai klausimynas sudaro išties nemažą negalios nustatymo dalį, turėti kontaktą ir sakyti stresui ne, nes tik bendraujant su specialistu ir pildant klausimyną, suprantant, kodėl tai yra svarbu, įsigilinant į klausimo reikšmę ir atsakant sąžiningai galima pasiekti to bendro tikslo ir rezultato. Nes tikslas yra įvertinti tas poreikius, taip, pamatuoti balais tam, kad nustatyti negalę, bet plačiau kalbėsim ir apie pagalbos koordinavimą. Mes einam link paslaugų plėtros, ne, kad žmonėms kuo daugiau suteiktume ir galintume per paslaugas, nes išmoka, taip, ji yra reikalinga, jos negalima atsisakyti, bet jinai niekada nekompensuos pritaikytos aplinkos, pritaikytos informacijos, kompensuotos techninės pagalbos priemonės kokybiškos, kuri man atveria visai kitas galimybės. Jeigu asmeniškai padėt ant stalo tam tikrą pinigų sumą, taip, aš ją išleidau ir to baigėsi, bet mano poreikiai yra, aš noriu išeiti, aš noriu dalyvauti, aš noriu keliauti, aš noriu kurti pridėtinę vertę, dalyvauti versle. Na, mes kalbam ne apie integraciją, mes kalbam jau plačiau apie sinergiją, kai mes esame visi ir mes visi čia susirinkę esame skirtingi, nepriklausomai nuo to turim negalę ar ne. Tai matyt, aš dar užbaigsiu apibendrinant, ką noriu pasakyti, kad taip, tie pokyčiai įvyko, pas mus svarbiausias matyt pasikeitimas, kad klausimynas dabar nulėmė didesnę dalį vertinimo ir medicina turi tik 60% svorio ir matyt... Kiek puslapių dabar tas klausimynas? Ir labai išsiplėtė. Mes jį nematuojam puslapiais, mes matuojam, sakyčiau, veiklos rytimis, kurios yra 6 pagrindinės. Na ir mes dar įvertinam aplinkos veiksnius, kurie irgi įtakoja žmogaus gyvenimo kokybę ir poreikius priklausomai nuo to, kur tu gyveni, kokiamis sąlygos tu gyveni ir mes pripažįstam, kad tai irgi yra labai svarbu. Ar buvo sudėtingas toks perėjimas nuo medicininio prie holistinio vertinimo? Sudėtingas dėl to, kad mes pirmiausiai turim pakeisti savo požiūrį, tada mes turim... Taip lengvai keičiasi visuomenės požiūris. Taip lengvai keičiasi ir tų pačių specialistų, su kuriais dirbi, tai jeigu mes komandai sutarėm, kad mes einam tą linkmę, mes turim visiems, pats turi to tikėti, tada turi paaiškinti kolegoms, kad jie to įtikėtų. Mes turim daug pavyzdžių, nes mūsų įstaigoje dirba nemažai žmonių su negale ir jie yra toks orientyras ir motyvas ir žvaigždė kelrodė, kur mes galim sakyti taip, mes turim kalbėti apie kitokius dalykus. Ir tai dar vyksta ir matyt dar vyks ir mes stebėsim rezultatus ir keisimės, nes viskas yra labai gyva ir tie dokumentai, nors tai ir dokumentai irgi yra labai gyvi.
Diskusijoje dalyvauja ir Lietuvos negalios organizacijų forumo atstovai ir žinau, kad jūsų organizacija atliko tyrimą, kuris parodė, jog negalę turintys asmenys ar neįgalius vaikus auginančios šeimos būna itin pasimetusios. Na, jos nežino, kur kreiptis, nežino, kokia pagalba joms priklauso, o kai nežinai, kur kreiptis ir kas tau priklauso, dažnai ir lieki be tos pagalbos. Tiesa, tyrimo rezultatai buvo gana šokiruoti, tiesiog ir tikrai vertinant juos iš praktinės pusės, tai tikrai mūsų ir socialinė darbo apsaugos ministerija tikrai jos atsižvelgia ir dabar trumpai pristatysim praktiškai, kaip tie rezultatai atrodo. Tai šeimų naštos situacija iki reformos, kas čia yra, neatsidaro? Gerai. Žodžiu, tai šis mūsų teikiamos pagalbos dėl šeimos narių ilgalaikės negalios masto šeimoms ir šeimose vertinimas buvo atliktas 2020 metais. Ir Lietuvos negalios organizacijų forumas, dirbant kartu su profesorė Liubove Murauskiene, atliko šį tyrimą, kuriame dalyvavo net 565 respondentai. Ir šiuo tyrimu buvo siekiama išsiaiškinti, kiek ir kokios pagalbos reikia šeimoms, bei išsiaiškinti, kaip negalios faktas keičia šeimos gyvenimą ilgalaikėje perspektyvoje. Ir be abejo, kad didelį vaidmenį skiriam formaliai pagalbai iš valstybės institucijų. Tai tuo metu 60% respondentų teigia, kad visai negavo jokios pagalbos, o 40% teigia, kad gavo. Ir jeigu mes detaliau paanalizuotume, kas tai yra formali pagalba, tai yra valstybės institucijų teikiama pagalba formaliose institucijose, kurių yra daugiau negu 20 ir įvairių sričių specialistų, tiek teisinėje, tiek švietimo, tiek sveikatos, tiek socialinės srityse, ir tai gali būti įvairios formos, tai ir techninės pagalbos priemonės, ir finansinės priemonės, ir paslaugos. Ir tyrimo rezultatais remiantis buvo nustatyta, kad tokia pagalba teikiama iki 12 valandų per dieną. Ir šiais remiantis rezultatais mes teigiam, kad tai yra ribota, fragmentiška ir nepakankamai teikiama, kadangi ji nepadengia šeimos narių teikiamos nemokamos neformalios pagalbos apimties ir jo poreikio. Ir kas tai yra neformali pagalba, dažniausiai jie teikia tik vieną šeimos narys, ar nelyginant su 20 institucijų specialistų. Ir jis yra ir slaugytojas, ir vadybininkas, ir koordinatorius. Be abejo, ši pagalba yra nemokamai teikiama ir ji teikiama atsižvelgiant į asmens su negalia poreikius. Taip pat priklauso nuo to, kokie yra santykiai šeimoje, kokios yra vertybės, nuostatos, žodžiu, yra labai daug individualių faktorių. Ir remiantis tyrimų, ta pagalba teikiama net iki 13,5 valandų per dieną ir tai yra 2,3 karto daugiau nei remiantis užsienio šalių tyrimais, kuomet asmens su negalia maitinimui, asmeniai pagalbai, tuomet asmens judėjimo galimybėms namuose ir už namų ribų skiriama vos iki 6 valandų. Tai tas tyrimas parodė, kad teikiančiam pagalbą asmeniui, kuris rūpinosi slaugo prižiūri asmenį su negalia, nelieka laiko ne tik atokvėpiui ir laisvalaikiui, bet pilnavertiškam miegui. Ir tokios neformalios pagalbos vertė yra nuo 1500 iki 3256 eurų, jeigu įgyvendinant ar ne piniginę prasme įvertinant. Taip pat buvo atidžiai vertinamos ir teikiančio pagalbos mes galimybės dirbti. Tai faktai taipogi šokiravo, nes apie 30% respondentų neturi galimybės išlikti atviroje darbo rinkoje ir 30% mamų, dažniausiai ar ne tai yra mamos, iškrenta iš darbo rinkos arba gyvenimo eigoje nustačius negalią, arba gimus vaikus su negalia, o dar 30% iškrenta iš darbo rinkos, kuomet vaikui sukanka 18 metų, todėl kad sumažėja paslaugų teikimo mastas, akivaizdžiai. Na, 70% respondentų bandė derinti darbo galimybę su asmens su negalia priežiūra pagalba, tačiau dalinio etatų jų finansiniai sunkumai, finansinis trūkumas buvo iki 400 eurų. Nepaminėjau prieš tai tos auditorijos, ar ne, kuri visiškai neteko darbo, tai jų finansinis trūkumas buvo apie 889 eurai.
O tos šeimos, kurios bandė derinti pilno etato darbą su asmens su negalia slauga priežiūra, tai buvo finansinis nuostolis darbo našumo prasme iki 477 eurų. Ir be abejo, tokia situacija kelia nuolatinį nuovargį, nuolatinį stresą. Tiesiausias kelias į depresiją iš tiesų visai šeimai. Taip, ir jeigu ir nedidelė dalis 15% jaučia sunkų stresą, 47% nuovargį vardino kaip vidutinį sunkų. Jeigu vertintume vidutiniškai streso skalėje įvertinimo balais, tai vidutinis balas buvo 45 iš galimų 88, o jeigu lygintume su užsienio tyrimais, tai Ispanijoje atliktas tyrimas parodė, kad mirštančio šeimos nario slauga priežiūra, kai įvertinta buvo 52 balais, o čia yra 45-47 balai, beje 47 streso balus patiria autistiškus vaikus prižiūrinčios mamos. Ir dar kas irgi labai įdomu, kad nesvarbu, ar tai buvo asmuo su negalia, ar tai buvo vaikas, ar tai buvo suaugęs, realiai balai, iš esmės rodikliai tokie patys. Ir kokiagi tada vystosi šeimos gyvenimo perspektyva, kad nustačius negalią visos šeimos įvertino, dauguma respondentų, kad pokyčiai buvo radikalūs absoliučiai visose gyvenimo srityse, tai ir darbas, ir socialinė izoliacija, ir žodžiu socializacija, ir darbas, ir švietimas, ir asmeniniai santykiai šeimoje, žodžiu visose srityse turėjo įvykti kardinalūs pokyčiai, o didžiausia baimė tai yra dėl nepakankamai teikiamos formalios pagalbos, kad jeigu neliktų didžiausią pagalbą teikiančių šeimos narių, kasgi pasirūpintų tuo asmeniu su negalia. Žodžiu, didžiausia baimė yra asmens su negalia priklausomybė nuo kitų šeimos narių teikiamos nuolatinės pagalbos. Ir ką mes šiandien turime, tai pripažįstame, kad neturime duomenų, naujausių duomenų iš šeimų esančių ilgalaikėje situacijoje, bet mes šiai reformai pritarėme, reformos veiksmams pritarėme ir dedame daug vilčių į pagalbos planų parengimą, kad pagaliau asmenys su negalia gaus koordinuotą pagalbą, tiek informacija apie paslaugas, tiek prieinamumo prasme, aplinkos prieinamumo prasme pagal poreikius, tiek priemonės, ar netikimės, kad gaus atitinkamas, ir dedame daug vilčių į centralizuotą paslaugų priežiūros stebėseną, ką ir daro ši reforma, nustatydama koordinuotą pagalbos poreikį. Tai jau suprantu, kad reformos tikrai reikėjo, gal kolegė Indrė tiesiog savo įžvalgomis pasidalintų reformą pačiu laiku. Dar galbūt ir anksčiau galėjo būti, bet... Vieni iš pagalbos koordinavimo perspektyvos, tai akivaizdu, kad reformos reikėjo, nes... Jūs nujautėte, kad bus tokie rezultatai nekokie šio tyrimo. Taip, tai tyrimas buvo prieš reformą, tai tikrai nenustebino, kas yra susidūrę su šeimomis, kurie augina vaikus su negalia ar prižiūri ir padeda savo šeimos nariam, kurie yra jau suaugę, tai tikrai žino, kad tai yra milžiniškas poveikis apskritai šeimos gyvenimui, neigiamas poveikis, daug žmonių tiesiog iškrenta iš darbo rinkos. Tai yra akivaizdu ir bent kažkiek norėtųsi palengvinti tą naštą, nes iš tikrųjų, ką ir Dalia sakė, tai dažnai tas pagalba teikiantis asmuo visų pirma tampa vadybininku, turi puikiausiai išmanyti visą sistemą, iš kažkur išsigūglinti iš esmės visur, kokia pagalba yra galima, yra dažniausiai kreipiamasi turbūt pirmiausiai internete, ar ne, ieškoma pagalbos iš kitų tėvų, kurie jau perėję sistemą. Dalia tikrai turi patirties šitame, gali pasidalinti, nes ir pati turėjo tokią iniciatyvą, ar ne, galių dėžutę. Tai ta prasme žmonės ieško patys informacijos, ne visada iš karto ją randa, tada reikia ją susiveikti, kaip ir sakė, per 20 įstaigų. Tai yra milžiniškas krūvis. Tai jeigu vien jau šitą koordinavimo tos pagalbos naštą nuimti, jau yra šiek tiek daugiau pagalbos šeimai, kad iš tikrųjų aš manau, kad valstybės pareiga yra suteikti visų pirma visą informaciją žmogui, kur tą pagalbą gauti ir padėti ją gauti, kad žmogui nereikėtų visur kiekvieną įstaigą iš naujo kreiptis.
Na ir žinoma, turime kalbėti apie paslaugų spektro ir apimčių didinimus. Tai tiek, kiek ir dabar daug diskusijų turėjom dėl asmeninės pagalbos teikimo, tai tikrai ne vienintelė tokia pagalba arba paslauga, kuri galėtų būti teikiama, reikia žymiai didesnio spektro ir didesnių apimčių, kad kuo labiau nuimtų nuo šeimos ir kad žmogus su negalia taptų, kuo labiau nepriklausomas. Čia, žinoma, labai aktualu ir kalbant apie vaikus, bet tai apie suaugusius nemažiau aktualu, nes dabar, ką mes matom, jeigu nepakankamai gauna, pavyzdžiui, asmeninės pagalbos ar kitų paslaugų, tos formalios pagalbos žmogus, jis dažnai negali išsiskirti su savo antrąja puse arba išsikraustyti iš tėvų namų. Tai mes turime, valstybė turėtų kuo labiau didinti tą suteikiamą pagalbą, kad iš tikrųjų žmogus galėtų gyventi savarankiškai ir nebūtų priklausomas nuo kitų žmonių. Ir tada čia net ir tas tyrimas, man atrodo, parodo ir iš ekonominės perspektyvos. Tai jeigu mes atlaisvinam kitus, mes tada galime leisti kitiem šeimos nariam dirbti, gal net ir pats žmogus galės geriau įsitraukti visuomenę, dalyvauti darbo rinkoje, mes tada didinsim ir mūsų BVP. Tai man atrodo, kad čia toks ilgalaikis kompleksinis tikslas, žinoma, kad to pasiekti labai sudėtinga. Viena iš agentūros funkcijų - sudaryti individualios pagalbos žmogui planą bei sekti, kaip šis įgyvendinamas. Bet pereinant prie jūsų, aš norėčiau perskaityti labai trumpą mūsų vieno skaitytojo laišką. Pačiu laiku į redakciją parašė žmogus, skaitytojas, aš pasistengsiu perskaityti, raštas toks sudėtingas. Gerbiama redakcija, mano anytai gerontologijos centre nustatė vidutinio lygio Alzheimerio ligą. Kreipėmės į ANTAA, tai ANTA. Nustatė 25% dalyvumo. Noriu sužinoti, ar sergant Alzheimeriu priklauso individualios pagalbos planas ir kur dabar man dėl jo kreiptis. Gal dabar man eiti į neįgalių reikalų departamentą. Čia Eglė labai gražiai jau mums išaiškino, kur dingo neįgalių reikalų departamentas, bet dabar aš tiesiog norėsiu jūsų, Daiva, paklausti, kokie žmonės gali kreiptis dėl tokio plano. Tiesiogiai atsakant į skaitytojos pasirašo Aldona iš Kauno klausimą. Tokiem žmonėm planai yra nesudaromi. Reikėtų žinoti, ar ten su gydytojų siuntimu kreipėsi, ar buvo nustatyta negalia ir prilyginta, nes čia yra skirtingi procesai. Tačiau iš principo nuo šių metų pradžios, kai asmuo su gydytojo siuntimu kreipėsi dėl dalyvumo lygio nustatymo suaugusiam asmeniui arba neįgalumo lygio nustatymo vaikui, tai asmeniui arba vaikui atstovui yra paaiškinama, kas yra pagalbos koordinavimas ir siūloma sudaryti pagalbos planą. Ir būtent tai yra susijęta su negalios nustatymo procedūra. Ir jeigu tos procedūros metu asmuo sutinka, kad jam būtų teikiamas pagalbos koordinavimas, jam vertinant jo individualios pagalbos poreikį, pildant klausimyną, yra užduodami papildomi klausimai. Čia ANTA specialistas užduoda klausimus ir gilinasi, ar asmuo kokią pagalbą gauna, ko jam dar trūksta, ar jis aprūpintas visom reikalingom priemonėm ar paslaugom. Ir jeigu nėra aprūpintas, jam yra sudaromas planas, kur nugula identifikuoti poreikiai ir nukreipiama į atsakingas institucijas vykdyti šitą planą. Ir kokios pagalbos dažniausiai reikia? Pavyzdžiui, ar pavėžėjimas čia galėtų įeiti į tą planą? Pavėžėjimo reikia žmonėm, kurie turi judėjimo negalią. Tai tas judėjimo negalia tai yra klasikinis pavyzdys, ko jam gali reikėti, tai transporto paslaugų organizavimo, jeigu nepritaikytas būstas, jis ten nepravažiuoja su vežimėliu, tai būstą pritaikyti. Jeigu pas jį neateina pagalbininkas specialistas joks padėti, tai tikėtina, kad jau kaip nukreipsim tą planą, jam reikės asmeninio asistento ar pagalbos į namų specialisto, jau ten institucijos skiria labai konkrečią paslaugą. Žmogus tikrai pats savarankiškai gali bet kada kreiptis į bet kurią instituciją dėl pagalbos suteikimo ir rašyti prašymą, kad ją gauti. Čia tiesiog jis praranda tą koordinuotą pagalbą to negalios vertinimo metu, tai kad neišsigastų mūsų klausytojai ir žiūrovai, kurie žiūrės, kad jeigu nesudarys pagalbos plano, nebegalės gauti jokių paslaugų. Tikrai taip nėra. Yra teisės aktai, kokius reikalavimus žmogus turi atitikti, kad gautų tą pagalbą. Tiesiog čia nauda tokia, kad
kai sutinka sudaryti pagalbos planą negalios nustatymo metu, tai per 20 darbo dienų atsakinga institucija pati susisiekia su asmeniu ir jau kalba, ką jinai galėtų jam pasiūlyti, kokios sąlygos. Pas mus yra ir savivaldybės atstovai, tai vicemeriai, vertinkite, prašau, reformą, kaip jinai veikia, ar Trakų rajono negalią turintiems žmonėms gyvenimas palengvėjo. Turime labai stiprų nevyriausybinį sektorių, su kuriuo iš tikrųjų labai glaudžiai bendradarbiaujame ir per tuos metus, ne vienus metus jau vykdome socialinės dirbtuvės, kurios vykdo mūsų žmonių su negalia užimtumo centras. Taip pat labai, nežinau, kaip čia pasigirimas ar ne, kad turime asmeninės pagalbos teikimą. Iš tiesų, pastaruoju metu vis tenka girdėti, kad savivaldybėse yra eilės sudaromos, tai galiu drąsiai pasakyti, kad Trakų rajono savivaldybėje tikrai eilių nėra. Valstybės kontrolės atliktas tyrimas rodo, kad tik 13% asmenų su negale savivaldybėse gavo paslaugas, kurių jiems reikėjo. Čia tas garsusis kontrolės tyrimas. Kaip vertinate tą situaciją? Gerėja? Ir tuo pereisim prie pagalbos planų. Iš tikrųjų, visose savivaldybėse, manau, yra skirtingai. Mūsų savivaldybė labai didelį dėmesį skiria žmonėms su negale būsto pritaikymui. Šiais metais ir vakar dienos duomenimis iš tikrųjų pasižiūrėjau, daugiau negu 100 000 savivaldybė prisėda savo lėšomis. Aišku, didžiąją dalį valstybės biudžeto lėšos yra naudojamos, bet tikrai nei vienas prašymas nėra nepatenkintas. Tai aš manau, taip, didelė bus pagalba mūsų ir didelė pagalba bus koordinatoriaus steigimas savivaldybėje, kuris atsiras pas mus nuo 16 Dar neturite? Dar neturime, todėl kad taip susidurėme su iššūkiais. Kaip tai dabar palengvins negalę turinčiųjų gyvenimą, kai atsiras koordinatorius? Ieškojame žmogaus, kuris atitiktų mūsų poreikius, mūsų tikslą, kuo daugiau informacijos suteikti žmonėms su negale. Tai tiesiog mes ieškojame motyvuoto žmogaus ir kyla įspūdis, kad neišvengiamai tai prisidės prie sakykime, kad ir minėtos statistikos gerinimo. Tai tiesiog vis tiek viskas prasideda nuo informavimo. Žmonės, kaip minėjome, dažnai pasimeta, nežino, kur kreiptis. Tai mes darome viską, kad užtikrintumėme visų pirma informavimo klausimus, o šiaip neužtenka pačio informavimo, investuojame ir į viešąjį transportą, kad žmonės galėtų atvykti į tas vietas, kur sakykime, juos pakreipiame. Koordinatoriai, nauja specialybė, kokios funkcijos jiem priskiriamos, ką jie daro? Savivaldybėse atsirado nauji žmonės, ar ne, nauji specialistai, kurie koordinuoja visus asmens su negale reikalus, ar ne? Tai jie taip ir vadinasi, asmens su negale reikalų koordinatoriai. Tai jų darbo apimtis tikrai yra labai plačios. Ir jie jokių būdų neapsiriboja tik tais ties socialinių paslaugų sritimi, tiek socialiniais reikalais, bet žiūri plačiau, žiūri visas asmens su negale svarbės gyvenimo sritis. Tai apima ir švietimą, ir ugdymą, ir aplinkos prieinamumą, kultūrą tą pačią. Tai jų darbo laukas yra tikrai labai didelis ir svarbus. Tai labai džiugu matyti, kad savivaldybė mato poreikį šios pagalbos ir naudą jaučia, kad tas žmogus prisidės būtent prie tų pokyčių savivaldybėje, ar ne, kad asmenų su negale klausimai būtų sprendžiami ir jų gyvenimo kokybė tikrai gerėtų. Na, o jeigu dar kalbant, kokiasgi kitas funkcijas vykdo, tai viena iš tokių labai svarbių funkcijų, ar ne,
Tai yra sudarytų pagalbos planų koordinavimas, kontroliavimas, kaip jie yra įgyvendinami. Šie asmenys nedirba tiesiogiai su planais, bet jie įsitraukia tada, kai yra pastebama, kad pagalbos planai dėl kažkokių priežasčių neveikia. Tai yra identifikuojamos problemos, kažko savivaldybėje trūksta. Kartais galbūt trūksta nesusikalbėjimo tarp savivaldybės padalinių ar skyrių arba socialinės įtraukties veikiančių įstaigų ir teikiančių paslaugos. Na, o kartais galima identifikuoti ir tikrai didelės problemas, kad yra poreikis inicijuoti kažkokias priemonės, kurios būtent pašalintų tas kliūtis, dėl kurių pagalbos planai negali būti įgyvendinti. Šie metai buvo tokie tikrai iššūkių metai, nes vis rinkom nuolat informaciją, kaip vyksta savivaldybėse tie visi koordinatorių paieškos procesai. Ir tikrai dar yra savivaldybių, Jolanta, kurie neturi tokio koordinatorių? Taip, tikrai dar yra, nedaug jų yra 4 savivaldybės likusios, tame tarpe ir Trakų. Bet jau bet mūsų žinomis jau gruodžio mėnesį tikrai savivaldybės dar kartą skelbė papildomai konkursus ir ieškojo, ėmėsi visų veiksmų, ieškoti, kad tie specialistai atsirastų. Turbūt stipriau įsibėgėjo antroje metų pusėje, nes pirmoje metų pusėje visi taip galvoja, kas čia reikės daryti, kokių čia funkcijų darbuotojų mums reikia, rengėsi pareigybės, ar tai valstybės tarnautojas, ar tai pagal darbo sutartį dirbantis asmuo. Taip pat reikėjo mums įtikinėti, kad vis dėlto turite ieškoti tų žmonių. Įstatyme yra numatyta savivaldybei funkcija ir ta funkcija niekur nedings, ją reikės anksčiau ar vėliau pradėti gyvendinti. Tai tikrai antroje metų pusėje matėm, kad savivaldybė suprato tą naudą ir aktyviau pradėjo ieškoti specialistų, o žmonės yra įdarbinti labai įvairiai. Yra ir savivaldybių, kurie yra ir administracijos direktoriaus pavaldume, yra savivaldybių, kurios pasirinko mokėti priedus darbuotojams jau prie vykdomų jau esamų funkcijų, pridedant ar ne dar papildomai kažkokią tai dalelę tos funkcijos. Ir be abejo yra tokių savivaldybių, kurios ir turbūt didžioji dalis pasirinko, kad tai vis dėlto yra specialistas kažkokio tai skyriaus pavaldume. Šiai dienai yra savivaldybės praktiškai po vieną koordinatorių turinčios. Jeigu pažiūrėti, kaip skirstomos lėšos, tai didžiosioms savivaldybėms Vilniui, Kaunui tikrai galima lėšų pakanka ir 2 pareigybėms įsteigti. Bet yra problema, kad žmonės bijo tų iššūkių matyti ir ta funkcija yra visiškai nauja, niekas nebuvo susidūręs su ją. Ir kai paskaitai rekomenduojamų veiklų sąrašą, tai yra visos socialinės įtraukties politikos įgyvendinimas ir asmens su negalia teisių užtikrinimas savivaldybės lygmeniu, ar ne, visų klausimų sprendimas. Tai turbūt labai reikia ir matom, kad kiek susidurėm su koordinatoriais, kurie pasirinko šitą darbą, tai tikrai labai yra nebijantis iššūkių žmonės, norintis pokyčių ir tikrai labai empatiški žmonės. Ar Anta specialistai vyksta į vietą žiūrėti, kaip sekasi koordinatoriui, kam jis pavaldus, Anta ar savivaldybei? Tai koordinatoriai bet kokiu atveju jie visi yra savivaldybės darbuotojai, o agentūrai mums yra priskirta ta funkcija kontrolės. Nes kadangi mes skiriame lėšas, tai natūraliai, tai yra valstybės biudžeto lėšas, jos yra kontroliuojamos. Tai antroje metų pusėje, kai prasidėjo tie aktyvesni koordinavimo visi procesai, ta funkcija pradėta plačiau gyvendinti, tai taip mūsų specialistai vyko į konkrečias savivaldybės, bendravo su koordinatoriais, kaip jiems sekasi. Ir kaip sekasi? Ir labai įvairiai. Tikrai matom labai didžiulę naudą ir tikrai tą funkcijų tokį sprendimą ir visų procesų tokį įsibėgėjimą tose savivaldybėse, kur yra
atskiros pareigybės ir priimti žmonės tik tai funkcijai įgyvendinti. Ar ne? Tai tie žmonės ir tiesiog verda tame katile ir rūpinasi visais tais klausimais. Na, o tose savivaldybėse, kur tos funkcijos yra po kruopelytę pabarstytos keliems darbuotojams, tai matom, kad šiek tiek ta koordinavimo funkcija pasimeta. Tai tikrai rekomenduojam savivaldybių persvarstyti dar kartą, pagalvoti, pajusti tą naudą ir vis dėlto ieškoti atskiro žmogaus šiems klausimams spręsti. Ką savivaldybės, kokius klausimus jums užduoda, kas labiausiai trūksta ir neaišku? Turbūt tas neaiškumas, ką daryti ir nuo ko pradėti dirbti. Tai visą laiką rekomendavom, žiūrėkit, pirmiausia, paskaitykit rekomenduojamo veiklų sąrašą, jisai labai platus. Tada susirinkite, kokia yra situacija savivaldybėje, ar ne, statistinius duomenis. Kokie asmenys gyvena jūsų teritorijoje, ar ne, kokios paslaugos yra teikiamos, ko trūksta, koks yra poreikis. Ir tada susidarykite kažkokius tai planelius, kur link eisite, kaip pradėsite dirbti, kokias problemas pradėsite nešti vadovybei, kad reikia spręsti. Tai kitas dalykas, dar iš tokių vienų rekomenduojamų funkcijų, tai būtent yra asmens su negale gerovės tarybų veikla ir jos koordinavimas. Tai matom, kad patys koordinatoriai yra įsitraukę kaip nariai į tarybų veiklą. Tai vėlgi tie klausimai labai arti jų yra. Ar koordinatorius vyksta ir į namus, taip, pas negalę turintįjį, ar kaip jo darbas atrodo? Yra tikrai palikta visiška laisvė. Kiekvienoje savivaldybėje situacija yra labai skirtinga. Kaip mes rekomenduojam, kad koordinatorius turbūt turėtų labai plačiai matyti ir tiesiogiai darbo su konkrečiu žmogu neturėtų būti tol, kol tikrai nekyla problema kažkokia. Turbūt turėtų tas darbas būti konsultavimas, nukreipimas asmens tinkama linkme, yra specialistai, kurie padės jums spręsti klausimus. Na, bet jeigu matom, kad nesisprendžia tie klausimai, tada jau žmogus, koordinatorius jau to žmogaus turi nepaleisti ir, kaip sakot, galbūt ir į namus vykti, ir į mokyklą, ir kitą instituciją, ir jau įsitraukti į tarpininkavimo ir kad tie klausimai būtų išspręsti. Tai kadangi visos šios naujovės yra daromos žmonių su negale vardan, į diskusiją ir noriu įtraukti Lietuvos negalios organizacijų atstovus. Tai prašau įvertinkite naujoves, kurios priemonės pasiteisino, kurios nelabai ir bendrai kaip vertinate pokyčius. Mūsų bendruomenė iš tiesų tai džiaugiasi šitą reformą, nes labiau kreipiamas dėmesys į individualius kiekvieno žmogaus poreikius ar galimybės. Ir jeigu modeliuoti paprastą situaciją, kad medicininė prasme, tarkime, 16 metų jaunuolis ir 70 metų senjoras turi medicininę prasme tą pačią diagnozę. Seniau jie būdavo toje pačioje vietoje. Dabar yra kreipiamas dėmesys ir į, tarkime, senjoro amžėjimą, ką jisai gali labiau, ko negali. Ir taip galima tiksliau nustatyti jo dalyvumą ir įvertinti individualius kiekvieno žmogaus gebėjimus. Atstovaujate organizaciją, žmonės su negale. Ko labiausiai klausia, kas jiems neaišku, nes čia tikrai daug nemažai naujovių ir pirmiausiai gal į jūs kreipiasi, po to jau antą specialistų ieško. Tai į mus tikrai daug kreipėsi ir dar kreipėsi. Aišku, pagrindinė turbūt banga buvo praėjusių metų pabaiga ir šių metų pradžia, kai buvo, tai yra naujovė. Ir žmonės telefonas buvo įkaitęs turbūt. Ir žmonės tikrai ir įsibaiminę buvo, nes įvairių čia buvo, žinote, kažkas pasakė, kažkas išgirdo, truputį dadėjo ir gavosi informacija, kuri kardinaliai prieštarauja negalios reformai. Bet dabar yra jau didžioji dalis žmonių tikrai džiaugiasi, tie, kam įvyko prilyginimas, tie, kas
iš naujo nusistatė ar pablogėjus sveikatos būkliai tapo asmenimis su vienokia ar kitokia negale. Tai mūsų žinutė yra labai paprasta, kad vis dėlto šis sprendimas, jisai tikrai, kaip ir minėjo, nesibaigė ties šią reformą, kai startavo ties 24 metų sausio 1, tobulėjimo ribų nėra, bet kad mūsų poreikiai, įvertinimas ir individualūs gebėjimai atliepiami geriau, tai vienareikšmiškai taip. Norėčiau paklausti Vaidos, ar reforma pateisino kurčiųjų lūkesčius, poreikius? Tai sveiki visi, ačiū už klausimą. Ir jau kaip ir Paulius buvo sakęs, kad tas negalios nustatymas pagal individualius žmogaus poreikius, kad atsižvelgiant į jauną žmogų ar senjorą, tai anksčiau buvo sulyginta, o dabar yra tie poreikiai išskirti individualūs. Tai tas negalios nustatymas, koks didžiausias iššūkis, kol kas dar nėra labai tobula, bet tarkim, kas liečia kurčiuosius asmenis, tai tas klausimynas yra visas išverstas į gestų kalbą, dar nėra, kad išverstas, kad žmogus suprastų pilnai informaciją, tai ir pats galėtų užpildyti tą klausimyną. Be pagalbos tas žmogus, kad pats savarankiškai galėtų užpildyti tą klausimyną, tai yra tie žmonių Yra taip, kad jaučia dar, kažkokia žmonių įtaka turi būti. Ar šeimos nariai turėtų padėti, ar kažkoks ten artimasis, ar kažkoks darbuotojas būtinai turi šalia būti, kad ten, greičiau pildytų šitą, kad atsakytų kuo greičiau. Tai pats žmogus turėtų tą informaciją suprasti gestų kalbą, kad savarankiškai galėtų pildyti tą klausimyną. Bet didelis pliusas ir privalumas, kas pasikeitė, tai su ta negalios reforma, tai dėl informacijos prieinamumo. Be abejonės, tai jau tikrai yra pažengta dėl svetainių pritaikymo, taip pat kurčiųjų draugija aktyviai dirba ties projektais ir viešinimu, važiuoja, įvairius mokymus rengia, kad kuo daugiau žmonių pamatytų tą, kad yra pritaikymas. Tai žinoma, dar yra daug darbo, bet yra ir plius. Ir vertimo centrui yra daugiau darbo, be abejonės ir krūvio, nes reikia daug filmuotis, daug informacijos išversti. Bet šiais metais virš 50 tinklapių jau buvo pritaikyti. Tai iš viso gal atrodo 100 yra, arti 100 tinklapių, tai jau nemažai pritaikyta. Ministerijų ten įvairiausi puslapiai, užimtumo tarnyba, Sodra. Tai jau yra pritaikyti ir kurtėjai tikrai džiaugiasi, kad jau užėję į jų tinklapį gali tą informaciją suprantamą kalbą gimtąją pasižiūrėti. Tai va, dar visada dar reikia pagalbos ir jeigu reikia pagalbos kreipiasi į... Tai ta pagalba visada yra reikalinga. Visada yra pagalbos poreikis. Ir jeigu reikia kreipiasi į kurčiųjų centrą, tai ten žmogus tiesiog, kad tą savarankiškumo lygį kažkokį, pakelia aukščiau. Ta prasme, tas lygis didėja kurčiųjų žmonių. Ir kurčiųjų savarankiškumas tiesiog kyla. Tas lygis jų pačio savarankiškumo, jisai padidėja, kai jie gali, kai viskas taip gerai. Kaip yra su tų puslapių pritaikymais, kaip sako jau prie Sodros, gali prisijungti, koks yra reikalavimas ir kaip sekasi jį gyventi? Pagrindinis tikslas, kad tie visi internetiniai puslapiai įstaigų, kurios teikia viešasias paslaugas, būtų prieinami visiems žmonėms, kurie turi galbūt ir poreikių, individualių poreikių skaityti ar suprasti. Tai ir žmonėms su klausos negalia, kad būtų gestų kalba pagrindinė informacija pateikta. Žmonėms turintiems galbūt suvokimo problemų turėtų būti lengvai suprantama kalba pateikta, turėtų puslapiai būti tokie, kad ir žmogus su regos negalia galėtų jį paskaityti arba suprasti ir būtų įgarsinti. Tai taip yra toks reikalavimas ir įstaigos po truputį, kadangi yra ir direktyva jos įpareigojanti tą daryti, po truputį siekia šito ir daro, bet aišku mes negalim sakyti, kad tai yra 100%.
tas padaryta ir, kaip jau minėjau, ir Vaida, tikrai gestų centras, kuris yra mūsų prie agentūros, turi labai daug darbo, nes dėl to kreipiasi ir savivaldybės, ir visos įstaigos, ir stato visus į eilę, ir po truputį kas kart vis įrašo, daro tos įrašus, biškiai ir pasipiktindami, kad labai daug darbo vertėjam, bet vis tiek daro. Tai tikrai irgi procesas, esam procese ir tikrai pasieksim tą rezultatą, nes labai svarbu, kad žmogus žinotų, kad žmogus suprastų ir kad gautų jam reikalingą informaciją. Tam, kad gautų reikalingą informaciją dėl prieinamumo, mes esam įsteigę tokį kaip ir konsultacijų centrą, kur įstaigos daugiausiai įstaigos ar įmonės norėdamos pasikonsultuoti, kaip jiem tapti labiau prieinamais, gali parašyti žinutę ir kreiptis ir gauti tokias metodinės rekomendacijas ar įžvalgas dėl prieinamumo. Tai turi parašyti į elektroniniu paštu kc@anta.lt ir ekspertai, kurie dirba tiek infrastruktūros srityje, tiek informacijos prieinamumo, tiek prekių ir paslaugų prieinamumo srityje, suteiks reikalingą informaciją. Ir taip pat esame įsteigę konsultavimo liniją Antoje pačioje, kur paskambinus telefonu galima pasikonsultuoti dėl negalios nustatymo, dėl to, kur kreiptis, dėl to, kokioje situacijoje yra dokumentai. Gal ne visada jau gaus tokį norimą atsakymą, bet vis tiek bus bent jau žmogus nukreiptas arba suteikta informacija, arba jam bus perskambinta ir patikslinta. Tai taip pat irgi kvieščiau visus kreiptis, pasižiūrėti internete, koks tas numeris, jis yra labai paprastas, tai 52 30 60. Tai ir irgi tad galima būtų paskambinti ir pasiklausti ir pasikonsultuoti, tai tikrai informacijos turėjimas. Ar linija kaista? Oi, kaip kaista. Mes jau planuojame ir daugiau konsultantų. Kad būtų tikrai, nes kažkiek skambučių yra neatsiliepiami, kažkokia didžioji dalis atsiliepiami, bet kažkiek yra nespėję pakelti, tai tikrai įkaitusi ir planuojam nuo kitų metų ir daugiau konsultantų turėti. O kaip yra su gestų vertėjais, ar jų pakankamai turite? Jo, gestų kalbos vertėjų centre dirba daugiau negu 100 ir tikrai nepakanka, norim daugiau. Vis tiek vadinasi labai geras rezultatas. Taip, ir tikrai yra norinčių, yra tikrai žmonės ir dirba prie įvairiai ir turim ir nuotolinį vertimą, ir gyvą vertimą, ir įrašus darom, bet vis tiek poreikis yra didelis, nes yra poreikis informacijos prieinamumui. Vaida minėjo, kad užpildant klausimyną dažnai reikia šeimos narių ar draugų pagalbos. Kaip yra su neregiais? Į klausimyną žmonės su regos negalia dažniausiai atsakinėja su specialisto pagalba. Specialistas paskambina dažniausiai telefonu ir jokių problemų nėra. Tai, ką sako mūsų bendruomenės narys, specialistas tiesiog užpildo, nes vertinant negalę, vis tiek savarankiškai to žmogus negali daryti, turi būti specialistas. Tai šiuo atveju jisai ir užpildo tai, ką sako žmogus su regos negalia. Bet procesas vyksta sklandžiai su specialistu. Mes nesame susidūrę su, negirdėjome tokiu atveju, kad būtų trukdžių, bet to noriu paminėti, kad visą laiką nėra draudžiama, jeigu žmogus jaučia, nesvarbu kokią negalę jisai turi, tai yra sudarytos galimybės, kad jeigu žmogus jaučiasi nedrąsiai, kažko nežino, pasitelkti ir nevyriausybinio asociacijų atstovus ir tam klausimyno pildymo procese gali dalyvauti ir nevyriausybinio organizacijų atstovai, kad būtų išvengta kažkokių tai nežinojimų ar baimių, kurias galime mes tikrai išsklaidyti. Iš tiesų buvo daug išsakyta įvairiausių įžvalgų, tai ar reforma pateisina lūkesčius, jūsų įžvalgos? Iš tikrųjų, Lietuvos negalios organizacijų forumas vienyje negalios organizacijas. Tai pavyzdžiui, tiek Vaidos organizacija, tiek Pauliaus yra mūsų nariai. Ir mes vienijam tikrai visų praktiškai negalio organizacijas Lietuvoje, kurios veikia nacionaliniu mastu. Ir mes dar vasarą iš tikrųjų matydami ir socialiniai erdvėjai, gal socialiniuose tinkluose visokias diskusijas, žmonių nerimą dėl to dalyvumo nustatymo, tikrai apsitarėm su savo nariais, paprašėm jų apsklausti savo narius.
Dėl to, kad dalyvumo apskritai, taip apibendrintai, tos nustatymo sistemos labai sunku įvertinti, kaip jis yra ar tiksliai nustatomas ar ne, dėl to, kad labai skiriasi negalios specifika. Ir ką mes pastebėjom, tai pavyzdžiui, su regos negalia atrodo, kad viskas tikrai netgi pagerėjo dėl to, kad labai, ir pakankamai lengva yra atpažinti tuos poreikius, ar ne, kokie kyla žmogui su regos negalia, juos aptarti su žmogumi. Bet mes pastebėjome, kad, pavyzdžiui, kitas negalias kartais sunkiau atpažinti būtent per tą individualų klausimyną ir čia dažniausiai galbūt pasimeta tos nematomos labiau negalios, kur sunkiau įvardinti tai kaip, kur tie sunkumai kyla ir panašiai. Tai šituos aspektus irgi tikrai išsakėm ir buvo diskusija vasarą. Dalis organizacijų ir tiesiogiai derino būtent tuos ar klausimynų, ar metodinių rekomendacijų pakeitimus, tam tikras korekcijas tiek tvarkose. Su kai kuriomis negaliomis mes matome, kad kartais kaip tik medicininė dalis truputį šlubuoja, kartais gydytojai ne visus dokumentus pateikia, kurie yra reikalingi. Iš tikrųjų, ką mes matome, nors mes norėtume, kad ta galbūt individualios pagalbos poreikio situacija būtų stiprėtų, ar ne, bet kartais būtent ta medicininė dalis užšluoja, kuri irgi yra labai svarbi įvertinant, iš tikrųjų ir palyginant, ar ne, žmonės tarpusavį, koks yra sutrikimas ir panašiai, ir atsispiriant nuo to, kad būtų galima ir tą pagalbos klausimyną pildyti. Tai iš tikrųjų mes jau vasarą supratom, kad taip apibendrintai kalbėti apskritai nėra prasmės ir nelabai prasminga, mes turime žiūrėti į konkrečios negalios, konkrečių poreikių nustatymą ir jo tikslumą. Tai dabar irgi nesenai dar turėjom diskusiją su epilepsiją turinčių asmenų organizacija, tai jie išsakė tam tikrus pastebėjimus, kad tikrai dažnai yra net pažįstami tie poreikiai, o iš tikrųjų, nors ir atrodo žmogus su epilepsija, dažnai tų priepuolių nebūna, jų gali nebūti mediciniškai, faktiškai užfiksuota. Vis dėlto žmogaus gyvenimą tai labai stipriai paveikia, jam sunku įsidarbinti, tikrai daug ir diskriminacijos atvejų patiriama, kai darbdavys sužino tiesiog, kad jo darbuotojas turi epilepsiją ir sako, tai gal tu išeik iš darbo. Tai iš tikrųjų tokius momentus kartais gali būti sunku apčiuopti, tai dėl to mes turime ir vertintojus edukuoti, vienodinti praktiką tarp teritorinių skyrių. Mes dar matome iš senos galbūt sistemos tų buvusių NDNT ar neskyrių tikrai nevienodumus, nes klausimynas kaip ir yra kategorijomis, tie klausimai nėra išrašyti, ar ne, dažnai yra tik rekomendacijos, tai vis tiek priklauso nuo to žmogaus, kuris vertina, nuo jo kompetencijos, nuo jo gebėjimo pateikti tuos klausimus taip, kad žmogus pats suprastų, kad iš tikrųjų jis atsakytų taip, kaip yra. Pavyzdžiui, vienas pavyzdys buvo Paulius sakė, kai klausama, ar žmogus su regos negalia gali pats atsisėsti, tai ar įvardinama kokioj aplinkoj, ar savo pažįstamoje aplinkoje visiškai jokių sunkumų turbūt nekyla, ar nepažįstamoje aplinkoje. Tai labai svarbu užduoti tinkamus klausimus, dėl to labai svarbu žiūrėti konkrečioje negalios specifikoje, į ką atsižvelgti vertintojui ir tada tinkamai įvertinti. Tai tikrai matome skirtingą situaciją skirtingose negaliose, bet kuo džiaugiamės tuo, kad matome, kad ginčų procesas iš tikrųjų veikia. Žmonės, jeigu jaučiasi, kad netinkamai buvo įvertintas darbingumo lygis, dalyvumo lygis dabar jau, gali kreiptis, skųsti ir dalis tikrai ginčų yra patenkinama. Tai matosi, kad jau ir iš tų skundų atėjusių koreguojasi sistema. Tai mes kaip negalios organizacijų forumas vis dėlto vertinam reformą teigiamai, bet tikrai matome, kad dar reikia tikslinti, kalibruoti iš esmės po įstatyminių aktų lygmenyje ir konkrečiai dirbant su nevyriausybinėmis organizacijomis, konkrečios negalios, su konkrečiais žmonėmis, su konkrečia negalia, žiūrint, kaip galėtume mes tiksliau tą poreikį nustatyti. Indrė mums parodė, kad yra labai daug subtilybių ir ar į jas bus atsižvelgta. Indrė labai teisingai pasakė, iš tikrųjų tas vertinimas yra toks, kad dalis medicininė ir dalis individualaus vertinimo yra labai sustiprėjusi ir tų klausimų uždavimas tinkamai žmogui, jisai atskleidžia tikruosius pagalbos poreikius. Tai mes, manau, tikrai glaudžiai bendradarbiaujam su visom organizacijom, įsiklausom ir tariamės ir tie teisės aktai yra tobulinami, turbūt jau tas vertinimo aprašai, man atrodo, jeigu nesuklysiu, šiais metais buvo 2 kartus jau patobulinti nuo to, kad sausio mėnesį kas įsigaliojo, nes aprašai yra milžiniški
Ir tikrai nutinka dalykų, kurie galbūt praleisti visai techninė klaida kažkokia nutikusi, gal yra kažkas, apie ką nebuvo pagalvota pilnai, tai jie koreguojasi ir man atrodo, čia tikrai problemos nėra. Svarbu bendradarbiauti ir svarbu, kad ateitų organizacijos ir pasakytų, nes jie geriausiai ir žino iš savo organizacijos narių, kad tikrai nesuveikia kažkurioje vietoje, tikrai kažkas prasilenkia. Tai mes visada atviri ir ačiū labai už pagalbą. Ar iš tiesų pasiteisina šūkis dar arčiau žmogaus? Aš tai manau, kad tikrai pasiteisina, kad dar arčiau žmogaus, tai ir norėjom, kad žmogus pats ir dalyvautų ir būtų įgalintas, nustatant negalę, įgalintas gyventi savarankiškai ir dalyvauti ir būti tuo, ko jisai nori. Tai tikrai dar arčiau žmogaus visa mūsų sistema tapo dar arčiau žmogaus, dar labiau žmogiškesnė ir dar tampriau bendraujam ne tik su nevyriausybinėms organizacijom, bet ir su savivaldybėm, su kitom ministerijom, su gydymo įstaigom. Tikrai ten, kur žmogui svarbiausios yra situacijos ir institucijos, mes turim kontaktus ir stengiamės juos taip sumegzti, kad žmogui pačiam nereikėtų per visur lakstyti, o būtų tas žymusis vieno langelio principas įgyvendintas. Iš tikrųjų, tie pagalbos koordinavimo planai, jie tikrai padeda, informacijos prieinamumas žmonėm suprantamais būdais, neprieinamais būdais, jisai irgi padeda. Ginčų nagrinėjimas vėlgi, jisai yra irgi sudėliotas taip, kad Lietuvos administracinių ginčų komisija įjungta. Tai reiškia, kad nediskriminuojant žmogaus ir nenagrinėjant atskiroj institucijai negalios skundus, bet bendrai su visais. Tai, manau, tikrai arčiau ir tikrai taikliau. Aš gal pasakysiu, kodėl, jeigu agentūros specialistai ir savivaldybių specialistai pažįsta vieni kitų vardais, tai reiškia arčiau, nes tokio glaudaus bendradarbiavimo, kuris vyksta šiais metais, mes matyt praktikoje nustatant negalę tikrai dar neturėjome, tai aš labai tuo džiaugiuosi. Ačiū už diskusiją. Ačiū už leidimą. Čia?